Sveiki kolegos, šios dienos mūsų tema – kišenė siūlėje. Parodysiu, kaip tokia kišenė siuvasi ir po filmuku jūs rasite visą tikslų aprašymą darbų eigos. Pirmiausia, mes turime nuspręsti, kurioje vietoje yra daroma kišenė. Kišenės vieta yra nusprendžiama pamatavimo metu arba jau jinai yra pažymėta lekaluose. Turi būti iškirpti 2 kišenės maišeliai, aš juos išsikirpau iš pagrindinio audinio ir reikia išsikirpti vieną klijinio įdėklo detalę. Jinai yra kerpama 20 cm ilgio ir svarbiausia, kad jinai nesitemptų į ilgį, todėl kad kišenės vieta negali išsitampyti jums besiuvant. Ant priekio detalės yra pažymėta kišenės anga. Kišenės angos plotis yra 16 cm. Pirmiausia, ką mes padarom, mes pasiklijuojame klijinio įdėklo juostelę prie krašto, prie užlaidos krašto, prie blogosios pusės, taip, kad į vieną ir į kitą pusę klijinio įdėklo juostelė išeitų vienodai. Dar kartą pasižymime kišenės angos plotį. Dabar nuo užlaidos krašto mums reikia nusibrėžti siūlės vietą. Mano siūlė yra numatyta 1,5 cm pločio. Vadinasi, nuo vienos kišenės pradžios linijos iki kitos pabaigos linijos aš turiu pažymėti 1,5 cm liniją, per kurią aš toliau planuoju susiūti. Liniją nubrėžti reikia labai tiksliai nuo krašto. Kai linija jau yra nubrėžta, pradedame siūti kišenę. Čia yra mano kišenės viršus ir kišenės apačia. Reikės prie priekio detalės prisiūti vieną maišelio detalę. Sudedame juos tarpusavyje ir sutapdiname pagal klijinio įdėklo kraštus, sudedam gerosiomis pusėmis į vidų. Dedu taip, kad kraštai kišenės maišelio ir priekinės detalės sutaptų. Va šitas kraštas būtinai turi sutapti. Sutapdinu. Dabar reikia juos susiūti pagal nusibrėžtą rėmelį. Siuvant rekomenduočiau arba susisegti adatėlėmis, arba susidaigstyti, kad detalės nepasislinktų. Pradedame siūti, darant užtvirtinimą. Kai išsiuvame kišenės angą, patikrinam, ar viską padarėme kokybiškai. Yra labai svarbu, kad jūsų peltakis eitų tiksliai pagal pažymėtą liniją. Jeigu kokybiškai išsiuvome, sekantis darbas reikia įkirpti užlaidą, nedakerpant iki kišenės kampo 1 mm. Galite sau nusibrėžti liniją, per kurią jūs ruošiatės kirpti. Į vieną kišenės kampą ir į kitą kišenės kampą. Va taip atrodo įkirpti kampai, vienas ir kitas, kerpame per abudu sluoksnius ir, kaip minėjau, nedakerpam po 1 mm. Dabar išsiversim kišenę. Atsiverčiam į gerąją pusę ir dabar pasižymėsime apdailos ir sutvirtinimo peltakio vietą. Susirandam, kur yra kišenės pradžia, pasižymim žymę ir kur yra kišenės pabaiga. Šitą peltakį reikės daryti per abu sluoksnius užlaidos ir per kišenės maišelį. Jums reikės nusiūti nuo kišenės pradžios iki kišenės pabaigos 1 mm nuo krašto. Nors tai yra apdailos peltakis, bet užtvirtinimus reikia daryti.
Na štai, peltakis nusiūtas. Dabar kišenės maišelį lenkiame į blogąją pusę ir ištaisom kišenės galus. Na štai taip. Ištiesinam šitą kampą. Jisai turi gautis, va toksai va status. Vieną kampą ir kitą kampą. Kadangi jie yra įkirpti, jie išsiverčia va taip va stačiai 90 laipsnių kampu. Dabar reikia kišenės maišelį prilyginti kišenės angą, bet reikia lyginti taip, kad kišenės maišelis neišlystų į gerąją pusę. Apdailos peltakis jį prilaiko ir jo nebus matyt geroji pusė bus va toksai va vaizdas, lyg tai būtų priekinė detalė, lyg tai prie jos nieko nebūtų prisiūta. Tai va taip, išverčiam, ištaisom kampus ir atidžiai prilyginam. Kišenės anga gražiai išlyginta, susiuvam maišelius tarpusavyje. Atverčiam blogąją pusę ir ant vieno maišelio dedame kitą maišelio dalį, sutapdinam jų kraštus ir dabar reikės apsiūti aplink maišelius. Juos susiuvant tarpusavyje. Susiuvinėjame 1 cm pločio siūle ir siuvam ir užbaigiame va štai šitame krašte. Kaip ir minėjau, visa apsiuvimo siūlė yra 1 cm pločio. Kai kišenės maišeliai yra susiūti tarpusavyje, jeigu daiktas bus be pamušalo, juos dabar reikėtų ir apmėtyti. Apmėtome abu kraštus maišelio, būtent iš va šitos vat pusės. Apeiname pagal tą patį kraštą, taip kaip jūs ir susiuvote. Jei gaminys bus be pamušalo, jums vertėtų apmėtyti ir štai šitą 2 užlaidų susiuvimo kraštą, tam, kad jūsų gaminys būtų kokybiškas. Iš gerosios pusės mūsų kišenės anga atrodo štai taip. Dabar prie šitą priekio detalę reikės susiūti kartu su nugaros detale. Mūsų siūlės plotis, kaip ir minėjau, yra 1,5 cm. Vadinasi, mes pradėsime siūti nuo viršaus ir siūlė turės eiti va šitam taške, bet nepagaut kišenės krašto, va štai šito. Vadinasi, jinai eina čia, ties kampu, eina 1,5 cm, vėl ties kampu ir vėl nueina 1,5 cm. Dedam priekio ir nugaros detalę ir ruošiamės siūti. Sudedam gerosiomis pusėmis ir va dabar jums rekomenduočiau būtinai pasižymėti, kur yra kišenės kampas, kur yra tas galas kišenės, kur yra kišenės maišelio prisiuvimo linija ir kur yra kitas kampas. Tam, kad jūs nepagautumėt kišenės maišelio prisiuvimo vietos ir kad jūsų siūlė būtų tiesi. Dar kartą primenu, šita siūlė turi būti 1,5 cm ir aišku, kad tiesi. Susitvirtinau detalės smeigtukais ties kišenės kampais. Jums rekomenduočiau visą tą kišenės susiuvimo siūlę, šitą šoninę siūlę, būtinai susidaikstyti ir pakankamai tvirtai, tam, kad detalės nepasislinktų. Siūsime per visas užlaidas, per kišenės maišelius, per viską, kas yra susiūta. Siuvame nuo pradžios iki galo visą savo šoninę siūlę, tuo pačiu ir užsiūdami ties kišenės anga. Kai siūlė susiūta, atsiverčiame gerąją pusę. Ir gerojoje pusėje jūs turite matyti tokį vaizdą. Nugaros ir priekio detalės, jos yra susiglaudusios ties kišenės anga. Siūlės šoninė eina tiksliai pagal kišenės kampus ir kišenė jau yra funkcionali. Jeigu reikia, jūs galite padaryti kišenės galuose užtvirtinimus. Ties kišenės viršum ir ties kišenės apačia, bet tai yra nebūtina. Na štai, kišenė mūsų ir pasiūta, ir funkcionali. Jeigu jums patiko šitas filmukas, kad nepamestumėte, paspauskite like.
Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė. Iki kitų susitikimų.